2007 metais įkurtas Druskininkų Lions moterų klubas vienija 20 aktyvių moterų, pasiryžusių vadovautis pagrindiniu klubo devizu "Mes tarnaujame". Klubo pagrindinė filantropinė idėja – padėti neįgaliesiems ar labai sunkiomis ligomis sergantiems Druskininkų savivaldybės vaikams. Nuo 2008 metų Druskininkų Lions moterų klubo organizuotų labdaringų renginių metu surinktos lėšos skiriamos sunkiai sergančių vaikų gydymui. Lions moterų klubo dėka Ufoje 2 kartus atlikta sudėtinga akių operacija druskininkiečiui Mantui, skirta lėšų Vaidos patyrusios sunkią galvos traumą reabilitacijai mūsų mieste. Klubas taip pat skiria pinigų 10-okui Karoliui insulino pompai įsigyti. Klubo narės finansiškai parėmė sunkių ligoniukų, 3 metukų Gusto ir 6 Livijos gydymą, pagelbėjo 4 metukų Viliui bei 14-mečiui Nikodemui. Aklam druskininkiečiui Deividui klubas padėjo įsigyti kliūtį erdvėje atpažįstančią elektroninę priemonę, vėliau ir specialią aparatūrą mokslui, padedančią orientuotis dideliame mieste. Pernai Lions moterų klubas pagelbėjo sunkiai sergančioms 2 metukų Augustei ir 9 Emilijai. Mergaičių vaistams ir gydymui reikalingos itin didelės lėšos. Druskininkų Lions moterų klubui svarbiausia, kad surinktos lėšos suteiktų vilties nelaimės ištiktiesiems, sustiprintų jų pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis, ypač svarbu, kad parama būtų teikiama laiku ir padėtų šeimoms.